Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiandien pakalbėsiu apie match ir index funkcijas. Turime tokią duomenų lentelę. Sakykime, aš noriu sužinoti, kurioje pozicijoje vardas Ieva yra šitoj duomenų lentelėje. Tokiu atveju mes galime panaudoti match funkciją. Nusirodome kažkokią tai vertę, kurios ieškome. Nusirodome sritį, kurioje galime rasti būtent tą vertę. Na ir naudojant šitą funkciją su tekstu visada patariu įrašyti 0, kad funkcija ieškotų būtent identiškos reikšmės, nes tik taip funkcija veiks tiksliausiai. Naudojant šią funkciją su skaičiais dar galime naudoti ir 1 arba -1 variacijas, apie tai šiek tiek vėliau. Įsirašau 0 ir gaunu 2. Sakysite, Ieva stovi trečioje eilutėje, o aš gaunu 2. Kodėl taip? Taip yra todėl, kad aš pažymėjau sritį ne nuo pirmos eilutės, bet nuo antros. Ir funkcija jau iš karto skaito, kad Mantas yra pirmoje pozicijoje, Ieva antroje ir taip toliau. Kaip ir minėjau, match funkciją galima naudoti ir su skaičiais. Ir tokiu atveju atsiranda dar dvi tokios match type variacijos kaip less than ir greater than. Naudojant bet kurią iš šių variacijų yra svarbu, kad duomenys būtų išrūšiuoti tam tikrą tvarką. Na tai jeigu paimsime less than, tada reikės, kad duomenys būtų išrūšiuoti nuo mažiausio iki didžiausio. Jeigu imsime greater than, tada nuo didžiausio iki mažiausio. Ir tokiu atveju funkcija, priklausomai nuo to, kurį pasirenkate, eina per kiekvieną skaičių ir lygina, ar jis yra didesnis ar lygu už 26, arba ar jis yra mažesnis arba lygus 26. Na tai galime pažiūrėti, įsirašau vienetuką, galime pratempti ir pakoreguoti šiek tiek formulę, kad matytumėte abu variantus. Kaip ir minėjau, reikia išrūšiuoti duomenis, tai aš išrūšiuosiu nuo mažiausio iki didžiausio. Ir mes matome, kad paima antrą poziciją. Kodėl taip yra? Funkcija ėjo per kiekvieną skaičių ir lygino. 26 nerado, 27 jau daugiau už 26. Todėl grįžo vienu punktu vieną poziciją aukščiau ir mums nurodo, kad 2. Taip pat veikia ir atvirkštinis variantas, kai rūšiuojame nuo didžiausio iki mažiausio, funkcija lygiai taip pat. Ji eina kiekvieną tikrina, 26 nerado, 25 jau yra mažiau negu 26, tai paėmė 27 ir tai yra trečia pozicija būtent. Kalbant apie index funkciją, ši funkcija turi dvi variacijas. Galime naudoti šią funkciją su viena duomenų lentele arba galime naudoti su dviem. Parodysiu abi variacijas, pradėsime nuo vienos duomenų lentelės. Čia galime nusirodę visą reikiamą informaciją, mes gausime tam tikro laukelio vertę. Na tai kaip šiuo atveju. Index, tai būtų kažkokia tai duomenų lentelė, kažkokia sritis. Toliau nusirodome eilutės numerį. Na, sakykime, aš noriu gauti žodį miestas. Tai eilutė bus pirma ar ne. Ir nusirodome stulpelio numerį. Tai bus 3, 1, 2, 3. Enter. Man grąžino žodį miestas. Kaip ir minėjau, su index funkcija galime, galime dirbti ir su keliom duomenų lentelėm. Na, kaip pavyzdys. Tiesa, jeigu norite žymėti kelias sritis, tuomet reikėtų vėl atidaryti skliaustelius, pasižymite sritį, tai galime pažymėti porą eilučių, kabletiškis arba kablelis pagal jūsų Excelio nustatymus, užsižymite kitą sritį ir uždarote skliaustelius. Toliau, einame toliau, mums reikia eilutės numerio. Na, sakykime, aš noriu, kad man grąžintų žodį, tarkim, pavardę Petraitis. Tokiu atveju
Aš nežiūriu, kas čia yra, neskaičiuoju šito. Aš turiu skaičiuoti tik tai, kas yra pažymėta raudonai. Tai eilutės numeris šiuo atveju būtų 2. Stulpelio numeris taip pat 2. Ir jau čia jūs nusirodote, iš kokios būtent pažymėtos srities, iš kelintos srities reikia, kad funkcija grąžintų jums kažkokią tai vertę. Tai mėlynai pažymėta sritis bus pirmoji, raudonai pažymėta antroji. Tai vėlgi 2 ir Enter. Grąžino žodį Petraitis. Šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto.